važiuojam į naują kelionę. Būsim kalnuose, tikiuosi, kad 2 naktis. Rytoj galimai lipsim kalną, poryt galbūt irgi. Ir šiaip čilinsim. Šitą vlogą jūs pamatysite mūsų kelionę į Arthur's Pass nacionalinį parką, kuriame mes užlipsim į savo aukščiausią viršūnę pavadinimu Avalanche Peak. O gal tiesiog special dalykas jums – kibinai. O čia vėl avis, aš atsimenu šitas, vis laik ant kalno būna. Kalninės. Su mašina Jokūbas. The power of your senses. Esam así, que es eso. Jau teko net rankom prisilaikant palipt. Žiūri statučinai, sunku perteikti per kamerą. Su pertraukėlėm nėra baisiai sunku. Lemon squeezy. Svarėm jau, kur matos kalnai. Kubus senka kelius ir nesupranta, kad tai natūralu. Nesunku visiškai įsišti. Čia visai sunku žygis, bet kažkaip normaliai. Ok, čia visgi rimtais kartais. Vėjelis jau toks neblogas. Širdis biški buvo pastreikavus, bet jau praėjo. Biški ramiai pasidėjau, pagėriau vandenukų. Širdis man priminė, kad reikia užsirašyti pas gydytoją vizitą. Lepk. Pamatėm kriauklį. Jis yra ten. Bet ką čia užlipom ant kalno ir pamatėm, kad ar šitą visą reiks užlips. Viršūnė ten. Va, ką jie vaizdai atsivėrė. Wow. Bandau dabar eiti į patį pyką, bet jis jau čia. Čia. Jau tuoj būsim. Užlipom. Kita pusė žymiai kitaip atrodo. Rimgailė lipa. Ir yra laiminga. Jau daras truputį pavojinga. Suprantu, kaip žmonės mušta kalnus. Easy, kaliuks. Stovim kažkokią akmenę. Čia labai mažai vietos, todėl visi susigrūtė savo. Tiesiog tokie gražučiai. Tiesiog nuostabus. Greičiau eik. Lipam žemyn. O, nulipo, mes jau ant žemės. Mes jau ant žemės, jau čia kelias. Wow, nuostabu. Nu, Jeckau, kokia čia vakarienė dabar su tofu. Ne, man pakaks jau. Va tokią vietelę pravažiavom. Wow. Jūs nepatikėsit, ką aš dabar darau. Kibinai. Aš dirbu šiandien 10 valandų.
dabar dirba čia. Atrodo labai nerealiai išskyrus šitas vienas sutižęs šmakalas. Bet visi kiti nuostabus. Šitas paskutinis iš vis nerealus. Laukite rezultatą. Darom su vištiena ir grybais. Uždedam tešlą. Ir man tiesiog suspaudžiam. Paimam tada taip. Ir gaunam tokį kibinuką. Ir man. Nerealus kibinai. Kaip skonis, kaip skonis. Nu tiesiog nuostabu, ar kažkas galėtų pagalvoti, kad galima kibiną tiesiog pasigaminti. Vištiena ir grybai. Žiūri, geri. Aš tokia laiminga. Visą gyvenimą galvojau, kad tik tai Trakuose galima gauti kibinų. Ir niekada nepagalvojau, kad jūs galima išskepti.